Turbūt pas kiekvieną yra hobis, o pas ką iš mano draugų yra fotografavimai, filmavimai, tikrai supras mane, kai nusipirkus body, objektyvą kažkokį tai, kurį galvoji naudosi tik vieną, žiūri, jau turi ir antrą, ir trečią. Ir tada vis trūksta garso, tada atsiranda mikrofonai, atsiranda stabilizatoriai, nes skaitmeninis stabilizavimas skropina. Vis randi priežasčių kažką nusipirkti. Gale turi tokią krūvą daiktų, kuriuos reikia susikrauti ir važiuoti į renginį. Ir ne visad kyla rankos pradėti ant kaitaliotos objektyvus. Atėjo laikas, kai panašiomis savybėmis, kai kur gal net ir geresnėmis, pasižymi ir mažesni daiktai. Pažiūrėkime, kasgi čia. Taigi, Vivo X200 Pro. Tai yra telefonas standartinio dydžio su nestandartinė kamera. Internete užliaupsintas savo savybėmis, tik Kinijos rinkai skirtas, aš jau jį parsisiunčiau, nes labai gražiai apie jį kalba, būtent apie kamerą. Labai įdomios charakteristikos. Pažiūrėsim, ar jis gali padaryti va šitaip. Kas čia buvo? Kameros trūksta, nes dabar filmuoju. Ar gali visus šitus daiktus pakeisti šitas telefoniukas? Kągi, pirmą testą galima atlikti neišėjus iš namų, nes kaip tik pietinė saulė per langą suteikia labai didelį kontrastą ir galim pasižiūrėti, kaip telefonas ir kamera susitvarkys su saulės atspindžiais, kurie kartais padaro tokius saulės zuikučius nepageidaujamus, nors kai kuriems tai patinka, bet būtent šitą telefoną išpeikia šiek tiek kritikai, kad jis nesusitvarko su tais spinduliais, bet palyginsim, ką Canonas padaro. Šiaip Canonas buvo išleistas 19 metų pabaigoje, tie fotoaparatai atsinaujina net rečiau negu telefonai. Tai technologija, manau, telefonų labai stipriai juda į priekį. Tikrai patinka Canono stiklų, ypač natūralus bokeh ir visa kita. Bet ką daro dabar šiuolaikinis AI-us su nuotraukom ir tos mažos, bet kietos kameros, to jau pamatysim. Taigi, pasifilmuokime bendrai, kas vyksta kambaryje. Yra šiek tiek šešėlis ir dabar pajudėsim į saulės pusę. Atsiranda iš karto tokie šviesuliai, bet kas man paliko įspūdį, tai taip, tarkim, kambarį apšviestoj vietoj, kad matosi priešais esančio namo detalės. Ir pažiūrėkim, ką daro Canonas šitoj situacijai. Taigi mes jau žiūrim pro Canono objektyvą, vėlgi tie patys daiktai, beje naudoju vidinius taip Canono kameros, taip Vivo telefono mikrofonus, atjungiau raudą nuo Canono, kad pažiūrėtume, ką patys įrenginiai sugeba, nes tą patį raudą arba DJI mikrofonus galima prijungti ir prie vieno, ir prie kito. O dabar žiūrėkime, ką daro Canonas saulės spinduliais tiesioginiais. Irgi matom šiek tiek spinduliukų nusifilmuoja, labai gražus iš tikrųjų, šiaip gražiai atrodo. Bet HDR-as veikia Vivo puikiai ir mes per langą galėjome matyti kažką. O Canonu matom kambarį, bet langas tiesiog balta. Tai jums spręsti, ko norėtumėt iš savo video. Ar perspausta, viskas peršviesta, ar šiek tiek kažkokie tai artefaktai, nuo kurių gali pabėgti, šiek tiek pakeitęs filmavimo kampą. Taigi, o dabar judėsim į lauką. Esam Palangos centre, centrinėje aikštėje, fontanas neveikia, ruduo vėlyvas, +10 laipsnių. Šitas sezonas tikrai nuostabus. Pataikiau labai saulėtą dieną testui, gal ir labai gerai. Pamatysime prieš saulę, kaip šitos kameros veikia.
Ir vakare pabandysim, aišku, apšvietimą, kas aktualu man mašinų filmavime, fotkinime, kai norisi vakarinio miesto ar kažkokių tai gamtos apsuptyje gražiai apšviestų automobilių. Tai dabar esu su Viltrox perėjimu į EF objektyvus M2 su 0,71 daugikliu, tai yra kai kropui sensoriui padaro objektyvą tolygų pilno kadro. Čia pas mane objektyvas yra L serijos 16-35, galiu pazoominti iki 35. Įdomiai fokus. Su Vivo nustačiau ant plataus kampo objektyvo. Man rodo 0,6, 15 mm kaip yra atitikmuo. Matote, telpa daugiau vaizdo ir galiu šiek tiek pazoominti. Dabar arčiau to, ką rodė Canonas, yra 0,7. Ir aišku, aš turiu galimybę važiuoti iki pat vieno. Ant vieno persijungia jau pagrindinis objektyvas, matėsi. Čia yra kitas lęšis. Jo atitikmuo yra 23 mm. Ir jisai dirba iki pat 3,6 zoomo skaitmeninių zoomų. Tai yra tiesiog kropina. Kai pasibandžiau iki 35 mm, kad atitiktų Canoną, tai reikia prisizoominti iki 1,7. Dabar mes tiek pat užimam vaizdo, kaip Canonas užimė prie 35 mm. Ir taip jis susidaroja su saulės šviesa. Man, sakyčiau, visai neblogai. Einam prie kito testo. Susireguliavau panašiai, kad rodytų abu objektyvai. Ant Canono teko nustatyti 20 mm, kad atitiktų maždaug telefono pagrindinio objektyvo 23 mm prie vieno zoomo. Tai mes matome pilną vaizdą iš šio objektyvo. Nešu rankose abudu. Ant Canono įjungtas antro lygio stipriausias stabilizacija. Telefoną priglaudęs prie objektyvo priekio, tai nežinau, noriu įrašyti atskirai garsus, bet gali būti, kad persiduos triukšmas nuo ir lietus tiek kažkiek rankose. Einu į saulėtąją pusę. Šiek tiek prasibėgti. Dar sugalvojau vieną scenarijų, užsidėjau
stabilizatorių, įjungtas stipriausias skaitmeninis stabilizavimas. Sureguliuota, kad panašiai rodytų vaizdą. O Vivo laikau rankoje ir pabandysim prasibėgti su stabilizatorium. Canonas turi visas pagalbas šiuo metu. Pažiūrėsim, kaip susitvarkė Vivo. Du draugai. Kiek pagrindinio objektyvo testų judant, o dabar padarysiu atskirus kadrus su zoomu. Katės ir Kastyčio skulptūros fontano. Ir pažiūrėkim, ką gali Vivo. Taip, aš čia sėdžiu. Dabar yra plataus kampo objektyvas. Peršokom į pagrindinį objektyvą. Dabar skaitmeniniu zoomu važiuojam iki optinio. O dabar 3,7 zoomas ir peršokom jau į teleobjektyvą, kuris turi optinį priartinimą iki 10 kartų. Ir važiuojam. Skaitmeninis iki 20, dabar 20 kartų. Čia 20 skaitmeninis. 10 optinis. Tokia kokybė. Canono situacija kitokia, kadangi turim atskirus objektyvus. Turėsim juos keisti, gaišim laiką ir vėlgi turim Viltroxo perėjimą ir Canono perėjimą, kuris šitas padaro kropinius objektyvus, o Viltroxas daro pilno kadro. Tai turim, tada galima sakyti, kaip ir 3 objektyvus, vienas zoomas 16:5, taip pat padauginus iš 1,6 ir 50 ir 50,1,6 ir 100 padauginta iš 1,6. Dabar žiūrim, kaip mums tą pačią sceną atkartos. Taigi, sėdim čia. Ir viskas. Daugiau nebeturiu. Peršokau ant Sigmos 50. Filmuoju 4K. Irgi galėsiu artinti skaitmeniniu būdu. Ta pati, ką darė Vivo. Bet dalykas toks, kad nepamirškim, Canonas filmuoja 30 kadrų per sekundę. Vivo ir 60 filmavau visus dabartinius video, bet turi galimybę ir 120 kadrų per sekundę 4K. Šimtukas ant Canono. Čia yra 100 mm pilno kadro režimu, įsivaizduojat? Su Canono adapteriu, tai gaunam kropą ir važiuojam 35 Canon. 50 Sigma f3,5 su Canono kropu. 100 dabar su kropu, tai gauna 160 mm. Yra skaitmeninė stabilizacija maksimali iš bodžio ir
optinė stabilizacija iš objektyvo. Canonai turi stabilizaciją pačiam objektyve. Pusė velnio. Pažiūrėkim, kas sukosi. Iš rankos filmuoju. Ir kaip girdit muziką, ne iš bet ko, o iš Mindaugo. Palanga juda. Tai vat visi išbandyti, visi variantai su Canonu. Liko makro. Šitas objektyvas beje palaiko makro. Pasiieškoti kažkokio įdomesnio kadro ir pasižiūrėsim šitas šimtinis, kuris buvo labai liaupsinamas, kai tik buvo išėjęs dėl makro ir palyginsim su Vivo. Taigi Canono makro 100 mm L serija. Aukščiausio lygio objektyvas skirtas makro funkcijai ir kaip matote vaizdas tikrai įspūdingas. Čia turim mažą mikroprocesorių, čia yra USB-C lizdas. Yra gerai apšviestam kambarį, taip pat per langą dienos šviesa. Turiu gaudyti, yra F8 ir turiu gaudyti fokusą. Ganėtinai reikia pasistengti, kad pagauti, nes šiaip F8 turėtų gan daug informacijos paimti, bet ganėtinai siaura zona fokuso. Bet vaizdas tikrai gražus, įspūdingas. Dabar ką mes čia turim? ISO 2500 prie F8. Taip Canonas dirba. Gražu, tikras makro objektyvas. Na ir kągi, kažkoks telefoniukas gali šito klausimu. Kodėl aš tyliu? Todėl, kad aš apakęs. Kosmosas. Čia yra telefonas. Aš toj baigsiu filmuot, galėsiu pasiskambinti, susitvarkyti reikalus, tada nueiti į appsą video editinimo ir susitvarkyti šitą video, visą pasidaryti jums YouTube'ui paruošti per šitą patį telefoną. Ir vienu žodžiu, Canonui, Nikonui, Pentaxam, Sony'am, visiems profesionalių kamerų gamintojams, man atrodo, reiktų susėsti, pakrapštyti galvas ir pagalvoti, kur jie eina, ką jie daro, nes akivaizdu, kad mobilių telefonų gamintojai tiesiog bėga į priekį, o jie kažką ten miega, man atrodo. Tarpusavy turbūt yra susitarimai, po biškį leidžia produktus, bet to jų nieks nebepirks, nes tiesiog su vienu daiktu gali pasidaryti labai daug ką. Tyliu, vienu žodžiu, čia bonus. Po šito makro, matau, palyginimo čia šis yra baigtas reviewsas ir daugmaž kaip ir aišku, link kur kas juda ir eina. Tai turbūt matysim daugiau video pas mane filmuotų su šiuo daikčiuku. Tai tokie reikalai.